Labas rytas, dar vieną dieną Ispanijoje. Pavalgėm pusryčius, o dabar einam į baseiną išsimaudyti. Štai turim baseiniuką. Tai ką, reik šok? Rimtai nešoks? Nu tai šok. Nu davai šok. Nu ten. Aš galvau mažiau gilu. Čia 2.30. Normaliai. Galvau telefoną. Tik ne ant mūsų, Nu vandenukas geras. Startas! Nu ką, pasimaudėm, kas norėjo dar liko baseinė, o mes vis dar lekiam aplankyti vieną kitą objektą Barselonoje. Vau, kokie tenai rūmai ant kalno. Iškvėjas pučia, tai visai gaivu. Graži ta Barselona. Daug yra ką pamatyti. Jėga. Nu kažkaip, tipo jo, kad sausra. Tai tipo neveikia fontanai bus. O būtų įspūdinga, čia visa gatvė ir ten fontanas. Ne, tai nuo visur fontanai, čia bet dviem eilėm. Ja, dviem eilėm, visa gatvė fontanai. Ir ten tas didelis tas mandras. Ten būtų, va, kur yra tokia, matai, tokia kaip grotos, ten irgi vanduo krenta. Na. Nu būtų įspūdingai geras vaizdas. Tačiai pačios sausra ir dėl to fontanai išjungti. Nu graži ta Barselona. Lankėm muziejų, lankėm fontanų objektą nusimatytą, kurį norėjom aplankyti. Dabar šokam į metro ir grįžtam į viešbutį. Na ir tada kai kur varysim. There's a kind of peace moving every couple years, packing up and finding a new home. There's a beauty in the anonymity it brings. When my feet get to itching, I just run. All my friends
stopped inviting me to where they are, figuring I'll just be on the road. It's not that they're wrong, it's just that I wish it were different. But hey, the plane is boarding, time to go. Ką tai dabar mes atvykom į Sidgės miestelį prie jūros. Šiaip šitas miestelis sakė, kad laikoma gėjų sostinė. Tai nežinau, kodėl mes čia atvažiavom. Nu, bet ir po ten, pavyzdžiui, du bičiukai. Tai nežinau. Bet miestelis gražus ir prie pat jūros įsikūręs su Reino paplūdimiai. Tai o mes dabar einam pavalgyti pietų ir tada prie jūros, į muziejų galbūt, toliau jau matysim. Bet reikia eiti sumaudyti, nes karšta, bet pirmiau reikia pavalgyti. Tai ką skaniai pavalgėm ir dabar trauksim į paplūdimį. Bet susižinojom, kad toje pusėje, jeigu eitumėm paplūdimuose, nu, kaip čia pasakius, labai daug kabančių tokių, sakė, gėjų pliažas, tai tikrai ten nesinorim eit. Tikriausiai eisim arčiau bažnyčios, nu, vis tiek labiau šventa vieta, gal nebus tų pakabuoklių. Skruzdėlynas. Žmonių tai be. Nu ką, pagaliau pasiekėm vandenuką. Vanduo tai tikrai šiltas. Tai ką šiandien praleidom dieną paplūdimy, pasimaudėm visi, laimingi, patenkinį, vanduo labai šiltas, atsigyvinti praktiškai neįmanoma, bet buvo geros bangos, tai pagaudėm bangų, o dabar keliaujam link bažnyčios, kur jais dar spėsim, pabandysim iki galo palydėti saulę, o po to jau, kaip sakoma, Dievo keliai tai žinomi, ar eisim į restoraną, ar į klubą, ar, nu, kai bus, tai bus, o jūs tikriausiai pamatysit. Taip, kad susimatysim dabar ten. Nieko neskau, bet aš jiem iš dalies pavydžiu. Labai norėčiau dabar eit palošti tinklinuko. Smagiai čia. Saulė nekaitina jūrą, viską. Pakapuot ant vežiuko. Pasaka būtų. Tokia undinėlė. Neatsisakysiu. Nesisakysiu. Reikia. Ir tą taką duodi. I know sooner or later it will come, the day that I'll know I'm in love. Will it feel warm and dry like a kiss in July? Will it chill down my bones? Will it cool like the snow? And I look at my window to see what the universe has in store for me. People passing by in the street will be smiling at me, 'cause they already know what it's like being in love. The sky starts to roll up its clouds, so the sun can't just stop hiding out. The windows will open and sing like birds that are spreading their wings. So every night I stare at the moon just to check if she's still looking blue. Don't know who you are yet,
seem a bit hard to get, but I know you're out there. I just wait for the day when the sky will spread open its clouds, so the sun can just stop hiding out. The windows will open and sing like birds that are spreading wings. And I spoke to you right across the street, like a song that is playing just for me.